Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Bauskė. Bauskėje Mūša ir Nemunėlis susilieja į Lielupę. Jų santoko yra Bauskės pilis. Pradėta statyti 1443 metais, baigta 56. Pilis buvo skirta sustiprinti ordino valdžią Žiemgaloje, apsaugoti sieną su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste ir kontroliuoti prekybos kelią iš Lietuvos į Rygą. Statant bokštais kelis kartus griuvo. Pasak legendos, statytojai kreipėsi į Žynį, kuris pataręs į bokšto sieną įmūryti ką nors gyvą, kas pirmasis ateis prie pilies. Tačiau koks buvo statybininkų nustebimas, kai auštant pasigirdo žingsniai ir iš rūko išniro paties statybos viršininko jaunutė žmona, atnešusi jam pusryčius. Laimi, kad prieš ją bėgo šunelis, jis ir tapo pilies bokšto tvirtybės garantu. Sakoma, kad ir dabar tyliomis vasaros naktimis vis dar pasigirsta jo balsas. Pirmajame Livonijos karo etape Vilniuje įvyko svarbus politinis įvykis susijęs su Bauskės pilies ateitimi. Mikalojus Radvila pasikvietė savo buvusį prisiekusį priešą prieš paskutinį Livonijos ordino didįjį magistrą Vilhelmą von Fürstenbergą į susitikimą ir paragino jį sudaryti karinę ir politinę sutartį prieš Rusiją. Livonijos ordinas turėjo pasidalyti su Lietuva tam tikromis strategiškai naudingomis savo teritorijos pasienio zonomis ir įtvirtintomis teritorijomis, įskaitant Bauskės tvirtovę. Savo ruožtų kancleris Radvila pasirašė įsipareigojimą skirti Fürstenbergeriui reikiamą karinį kontingentą, kuris padėtų jam kare prieš Ivano Rūsčiojo armiją. Taigi Bauskės pilis 559 gruodžio pabaigoje buvo perduota LDK valdžiai pagal Vilniuje sudarytos Lietuvos ir ordino sutarties sąlygas. Apie 518 metus greta pilies jau buvo išaugęs miestelis Pairogmiestis. Po ordino sekuliarizacijos 562 paskutinis išformuoto Livonijos ordino magistras Gotardas Ketleris perėjo į liuteronų tikėjimą ir besąlygiškai pripažino savo vasaliją didžiam Lietuvos kunigaikščiui ir karaliui Žygimantui Augustui. Už tai jis gavo senąsias valdas vasalinės Kuršo ir Žiemgalos valstybės pavidalu. Pilis buvo perduota Ketlerio nuosavybėn. Po jam Zapolskio taikos sutarties 582 metais Gotardas Ketleris pradėjo statyti naują pilį manieristiniu stiliumi. 587-96 pilis tapo pirmo Kuršo hercogo Gotardo Ketlerio rezidencija, todėl miestelis buvo perkeltas toliau ir pavadintas Bauskė. 594 buvo pastatyta mūrinė Šventosios dvasios bažnyčia. 615 Bauskė gavo teisę statyti rotušę. 617 priėmus Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės konstituciją formula regiminis valdymo formulė, pilį kaip teismo salę naudojo Bauskės valdovas Hauptmanas. 625 gerai ginkluotai Švedijos armijai vadovaujamai Švedijos karaliaus Gustavo II Adolfo dėl išdavystės pavyko pilį užimti. Po Olyvos taikos 660 švedų įgula buvo priversta palikti pilį, kuri buvo apgriuvusi. Šiaurės karo metu pilį kelis kartus buvo užėmę švedai, rusai, lietuviai. 706 pilį užėmę rusai ją susprogdino ir po to, kaip netekusi fortifikacinės reikšmės, ji nebeatstatyta. Griuvėsius naikino ir aplinkiniai gyventojai statydami savo namus. 710 Bauskę palietė maras, nuo kurio mirė pusė miesto gyventojų. 874 pilies griuvėsiai ir apylinkės atiteko Lyvenų kunigaikščių šeimai, o aplink pilį buvo įkurtas kraštovaizdžio parkas. 944 birželio pabaigoje miestas pusantro mėnesio buvo tiesioginių karo veiksmų zonoje ir dėl to visiškai nuniokotas. Sovietmečiu atstatytas ir išaugo. 973 nutarta pilį atstatyti kaip vienintelę Latvijoje manierizmo epochos pilį. Bauskės pilis yra natūralus dviejų įtvirtinimų kompleksas – Livonijos ordino pilies griuvėsių ir naujo manieristinio statinio susiliejimas. Daugiau informacijos po įrašų aprašyme. Užmuškite paukštį, čiulbėjimas liks, užmuškite balsą,
tikėjimas liks. Užmuškite jėgą, užuojauta liks. Užmuškite džiaugsmą, liūdėjimas liks. Užmuškite meilę, tikėjimas liks. Užmuškite viltį, iliuzija liks. Užmuškite mintį, gyvenimas liks. Užmuškite laisvę ir nieko neliks. Jonas Jakštas.